Labas visiems. Čia toks Tometipe koks šitas. Štai toks aparatas kūdikių mišinukų. Nežinau kaip iš čia. Pakaitina vandenį mišinukus, vienu žodžiu, padaro. Nusiskundimai, kad nekaitino vandens. Tai aš čia jį prasiardęs jau viską. Iš pradžių kažkaip tikrinau, ten atskirai pajungiau, tiesiogiai pajungiau. Labai trumpam, nes tenas mažiukas, o per jį dar eina vanduo, tai vanduo jį aušina, tai trumpam į rozetę ten įjungiau, ištraukiau ir pažiūrėjau, ar šyla, tai šyla, viskas su juo tvarkoj, bet tik tai dar prie jo papildomai buvo čia prisegti termosaugikliai, viens iš vienos pusės, kits iš kitos pusės tenai. Vienas čia, kits iš kitos pusės. Tai atrodo, jau aš čia trumpam jungiau, bet spėjau perdegti termosaugikliai. Tai čia mano buvo pagautas žioplys, kaip sakant. Vienu žodžiu, tenas veikia. Aš paskui čia dar sakau, gal koks tai daviklis, patikrinu, varža kinta, viskas gerai, bet paskui įsėmiau platą, čia buvo. Įsėmiau platą, apžiūrinėjau ir patikrinau rėlę, paskui nusprendžiau patikrinti rėlę. Aišku, ją reikia išlituoti iš platos. Įsilitavau iš platos, patikrinau rėlę, jinai padavus 12 voltų caksi veikia, kaip ir, bet nesujungia kontaktų. Pati rėlė, pati ritė veikia, bet kontaktai matyti jau ar tai apsvilė ir nesujungia ir nepaduoda 220 ir neveikia nei varikliukas vandens, nei pats tenas. Tai problema tokia, šiaip nedidelė, reikėjo gal iš karto rėlę tikryti. Vienu žodžiu, dabar čia jau įdėta kita rėlė, gera. Plata buvo biskį lakuota, tai aš perpurškiau irgi laku tas vietas. Nu, visą tą pusę, nes litavau. Ir buvau jau čia ant kaip sakyt, pasijungęs ant greičio, patikrinau, viskas veikia, tai dabar tais belieka sutvert atgal. Saugiklius jau, termosaugiklius pakeičiau, naujus nupirkau, pakeičiau. Čia senieji, tai čia jau mano, sakau, pagautas žioplys buvo. Viskas tvarkoj dabar. Vienu žodžiu, tversim atgal ir pademonstruosim. Viskas sudėta, viskas savo vietose. Suraišiuota, pritvirtinta. Dėdam nugarėlę, prisukam. Bandymas. Reikia būtinai vandens, be vandens nepasileidžia. Čia įstatom puodelį. Tipo jau čia su mišinuku. Čia nusistato kiek mililitrų. To jau norisi. Padarom, kas čia 150. Tvirtinam. Dar sykį. Prašau pastatyti puodelį, pastatėm, dar sykį, dabar jisai jau kaitina.
Pila, kaitina. Viskas veikia. Dabar ten supurtyt prašo tą mišinuko kiekį, paskui supurtai, įdedi atgal vėl, dar sykį spaudi ir dabar dar sykį ir dabar pila šaltą vandenį, kiek jau ten reikia. Na va, pripylė, viskas jau paruošta ir pasiėmė ir tas, nu va, drungnas jisai, čia, va, drungnas vandenukas, ta temperatūra, kad jau kūdikį galima maityti. Ten tipo taip daro. Nu, žodžiu, pats aparatas esmė jau veikia, kaitina ir viskas gerai. Nu ir pabaigai parodysiu, kad tikrai šita reilė jojo neveikianti. Ir dabar šitas ir šitas kraštiniai, va šitie du kontaktai yra ritės maitinimas, o šitas vidurinis ir šitas kontaktai, tai vat kai būtų jungiklis, va tai va takšt, turėtų užmaitinus ritę, turėtų kontaktai susijungti. Ir čia multimetrą užstačiau ant prazvonkės, ar jei lietuviškai tai tęstinumas turbūt, nu, man prazvonkiai kažkaip pripratau aiškiau. Tai dabar šitos kontaktus ant prazvonkės, o šičia paduodu 12 voltų į ritę. Ir pati reilė dirba, bet kontaktai nesujungia. Nu, vienu žodžiu, jau nedirba. Kontaktai matyt ar apsvilę, ar kokį nesujungia. Tai vat ir visa bėda buvo. Neveikė, kad neveikė. Tai tiek turbūt. Iki.